Oficiali statistika patvirtina, kad nuo 2002 metų, kai ES parama, tuomet SAPART, tapo pasiekiama Lietuvos žemdirbiams, europinių lėšų investicijoms pagal įvairias programas gavo apie 3000 ūkių. Jiems išmokėtas ne 1 milijardas litų. Lietuvoje priskaičiuojama apie 90 000 ūkininkų ūkių, taigi svaria parama pasinaudojo tik 1 iš 30. Padėtį siekia pataisyti naujoji Žemės ūkio ministerijos valdžia. Numatoma, kad jau kovo mėnesį teikiantis paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės Žemės ūkio valdų modernizavimas antrąją veiklos sritį galės pildyti supaprastintą paraišką investiciniams projektams iki 150 000 litų. Ministerijos specialistai jau sukūrė paraiškos formą, jos pildymo instrukciją ir paramos nedideliems investiciniams projektams įsisavinimo taisyklės. Paramos galima prašyti žemės ūkio technikai įsigyti, statyboms ir statybinėms medžiagoms pirkti, kitiems ūkio poreikiams. Tinkami pareiškėjai yra tie, kurie yra nurodyti programai, būtent valdų modernizavimo priemonėje antros veiklos pareiškėjai. Tai yra ūkininkai, kurie jau veikia daugiau negu 2 metus, užsiema žemės ūkio gamybą ir žemės ūkio gamybos gauna daugiau negu 50% pajamų. Ir trečias kriterijus yra tai, kad ūkio dydis, valdos dydis turi būti daugiau negu 4 europinio dydžio vienetai. Parama bus teikiama smulkiem investiciniam projektam, kur paramos dydis siekia iki 150 000 litų. Bendra projekto vertė gali siekti iki 375 000 litų ir paramos intensyvumas yra toks pat, kaip ir dabar numatyta programoje, tai yra 40%. Tačiau tokiu atveju, jeigu ūkininkas yra jaunas, prisideda dar 10 procentinių punktų ir dar jeigu ūkininkauja mažiau palankioje vietovėje, dar papildoma 10%. Todėl maksimalus paramos intensyvumas gali siekti 60%. Praktiškai apribojimų dabartiniam šaukimui, kuris prasidės nuo šių metų kovo pradžios, iš tikrųjų jokių nėra. Tik tai tiek, kad šitos paramos gali ateiti pareiškėjas vieną kartą per paraiškų šaukimo laikotarpį. Kadangi mes ketiname rinkti paraiškas praktiškai nuolatiniu būdu, tai yra neribojant laiko, galbūt kažkur tai padarysim sustojimą apie rugsėjį, tam, kad galėtume jau įdėti į taisyklės ir į paraišką naujus programos pakeitimus. O dabar šiek tiek išsamiau apie paraiškos formą, tiksliau jos projektą. Ji yra tokia, čia 15 puslapių, jo informacija yra apie patį projektą, tiesiog prašoma aprašyti nedaugiau kaip 10 eilučių, reiškia nedaug, ir verslo planas yra aprašytos tinkamos finansuoti išlaidos. Ir vis tik tai, kas čia svarbiausia tame dokumente pareiškėjui? Aš manau, svarbiausia pareiškėjų bus tai, kad paraiška yra pakankamai nesudėtinga ir tikrai daugelis pareiškėjų galės tikrai patys užpildyti tą paraišką. Noriu pasakyti apie paraiškos formą tai, kad paraiška yra sudaryta daugiau mažiau klausimyno forma. Praktiškai ūkininkas turės atsakyti į tuos klausimus. Toliau, dėl verslo plano. Atskiro verslo plano nėra. Kaip jau jūs minėjot, verslo planas yra įdėtas į tą pačią paraišką. Verslo planas yra labai elementarus ir paprastas, praktiškai reikalingi duomenys už ataskaitinius metus. Tai jeigu ūkininkas dabar kovo mėnesį pildys paraišką, tai reiškia duomenys turi būti už praeitus metus. Taip pat šalia paraiškos turi būti pateiktas irgi balansas už ataskaitinius metus ir pelno nuostolio ataskaita. Yra 2 rodikliai, kurie apibrėžia ekonominę veiklą ūkio ataskaitiniais metais. Tai yra reiškia, ūkis turi veikti pelningai, turėti bent jau 1 centą ir 1 litą pelno, nenuostolingas ūkis turi būti ir skolos rodiklis neturi viršyti 0,75. Tai yra, jisai šiuo metu yra padidintas, reiškia, kad sąlygos ūkininkam yra pagerintos. Yra ūkininkams pagerinimų ir daugiau. Į paraišką įtraukiamas ir mokėjimo prašymas. Tinkamos kompensuoti išlaidos pripažįstamos padarytos po 2007 metų rugsėjo, kai Briuselėje buvo pasirašyta Lietuvos kaimo plėtros programa. Dar numatyta, jog paraiška bus įvertinta per mėnesį. Apie visus paramos įsisavinimo supaprastinimus tariamasi su žemdirbių visuomeninėmis organizacijomis. Tačiau ūkininkams vis tiek kyla abejonių, ar bus suspėta iki kovo mėnesio, juk paprastai europinės paramos administravimo pakeitimus reikia derinti su Briuseliu. Iš esmės programa yra nekeičiama, nes kaip ir minėjome, kad tai yra žemės ūkio valdų modernizavimo priemonės antrosios veiklos, reiškia tokia priemonė skirta mažiem investiciniam projektam.
Taigi, iš esmės programos nuostatos išlieka tos pačios, mes keičiam tik administravimą ir todėl praktiškai tai yra mūsų reikalas jau ir tiesą pasakius, su Briuseliu šitų dalykų nederinam. Tikimasi, jog supaprastinus paramos įsisavinimą pagal priemonę Žemės ūkio valdų modernizavimas, ES paramos žemės ūkiui sklaida gerokai padidės. Vien šiemet tam numatyta 330 milijonų litų. Žemės ūkio ministerija planuoja, jog per 4 metus investicinę paramą pasinaudos apie 20 000 ūkių.